Sveiki, įsijungę OptiBet lygos transliaciją. Šiandien jūsų dėmesiui rungtynės iš Šiaulių savivaldybės stadiono ir 33-ojo turo susitikime pasigalinės šeimininkai Šiauliai bei Alytaus Dainavos futbolininkai. Mindaugas Čiapas pasirinko gan agresyvę, drąsią taktiką ir smūgis į vartus dabar. Galbūt ne tiek daug žaidybinės praktikos ten gavę šį sezoną šiauliečiai ir čia jie žaidžia labai daug, o dabar Eligijus Jankauskas. Visiškas Šiaulių statistinis dominavimas ir Danielis Romanovskis dabar labai gražiai kombinavo su tikslumo. Jevgenas Jefremovas gan aštriai atakavo, dabar Artiomas Baftalovskis išlindo iš, buvo uždarytas į savotišką dėžutę, į savotiškus spąstus ir štai kaip Artiomas Baftalovskis. Pirmoji Dainavos ataka antrajame kėlinyje ir smūgis į vartus sudrebina Virpstą. Priims Vengrijos futbolininkus dabar Danielis Romanovskis. Greitoje atakoje išveda Eligijų Jankauską ir Micevičius išsilaisvina nuo varžovo globos ir techniškai sustabdo kamuolį ir Stanislavas Sorokinas dabar tarp trijų varžovų ir smūgis į vartus. Rungtynių arbitras ir pasielgia visiškai teisingai, nes šiauliečiai bėga į greitą kontrataką. Eligijus Jankauskas jau baudos aikštelėje. Aleksejus Čebetūnui ir šansas šiauliečiams. Svečiai ir dar viena Šiaulių komandos ataka. Gerai nusimeta kamuolį dabar Saugas, aidė finalinis arbitro švilpukas, fiksuojantis, jog OptiBet lygos 33-ojo turo mačas tarp FA Šiauliai ir Dainavos iš Alytaus futbolininkų baigėsi be įvarčių 0-0.